Kaip mes girdėjome, skaitėme, kad netgi angelai nusileidę iš dangaus, kada gimė mūsų išganytojas, paskelbė, kad šlovė Viešpačiui aukštybėje ir ramybė žemėje jo žmonėms. Ir iš tikrųjų gera būti jo žmogumi, gera būti jo vaiku, gera būti jo bažnyčioje. Tai didžiulė malonė, didžiulė privilegija ir mes net iki galo, aš tikiu, negalime įvertinti viso to, kas mes esame ir ką Viešpats yra mums davęs iki šitos dienos. Ir žinote, aš paskutiniu metu susidūriau su tokiais, apmąstymais arba mano gyvenimiškos situacijos sukosi apie bendravimą su žmonėmis ir tas bendravimas, jisai atvedė mane iki šito žodžio arba šito norėjimo pasidalinti Viešpaties žodžiu, tuo, ką jisai sako. Ir aš paskutiniu metu susidūriau su dviejų tipų krikščionėmis arba tai žmonėm, kurie yra bažnyčioje, ne tik mūsų, kitose bažnyčiose. Ir taip pat pažvelgiau į savo gyvenimą per tuos dalykus ir pamačiau štai ką, kad abudu tie tipai, atsiprašau, žmonių arba tie gyvenimo būdai arba ta esmė, kurie atsiskleidė bendravime su tai žmonėm, jie labai stipriai liūdino mane ir iš tikrųjų buvo labai liūdna kalbėti ar paskui mąstyti ir melstis. Ir liūdna buvo dar ir dėl to, kad daugelį iš tų dalykų aš ir savyje pradėjau matyti, tų, kurie mane suko tolyn nuo Viešpaties. Ir vieni iš tų žmonių, jie gyvena, atrodo, regis Kristumi ir gyvena taip, lyg tai atrodo apie juos nieko nebūtų galima pasakyti, iki to momento, kol kažkas atsitinka ir Dievo žodis, jiems pasidaro kažkuris Dievo žodis nepriimtinas. Pavyzdžiui, Viešpats aiškiai sako, kad moteris nevadovaus ir neleidžia vadovauti ir mokyti susirinkime. Yra toks Viešpaties žodis. Ir atrodo, tas žmogus, jisai vienas tarnauja Dievui, viskas yra gerai, tačiau kada susitinka su šitu žodžiu ir pradedam šnekėtis, jisai sako, taip parašyta, bet taip parašyta, kad to negalima daryti, bet. Ir prasideda argumentai, kurie turėtų pateisinti kažkokį kitokį požiūrį į tai, kas parašyta, negu tai, ką mes galime tiesiogiai paskaityti. Atsiverčiame Dievo žodį, skaitome ir tai aišku, visiškai, nekyla jokių abejonių, tačiau staiga pasirodo, kad ne viskas taip paprasta. Parašyta, bet taip parašyta, kad moteris, kuri meldžiasi arba pranašauja neapdengtą galvą, paniekina savo galvą, bet ir kitokių dalykų. Ir aš su šitais dalykais susidūriau ir galvau, kodėl žmonės, kurie atrodo yra krikščionys ir turėtų būti mokomi šventosios dvasios, staiga susidūrė su Dievo žodžiu, jo nebesupranta. Jie pradeda jį keisti pagal kultūrinius, pagal kažkokius kitokius dalykus, pagal papročius, bet nebepriima jo taip, kaip yra parašyta. Ir aš supratau vieną dalyką, kad visa ta problema yra gyvenimas, kurį žmogus gyvena. Žmogus gyvena savo. Ir žmogus gyvendamas savo, jisai atrodo viskas yra gerai, kol nesusiduria su Dievo žodžiu. Kai susiduria su Dievo žodžiu, jis taiga reikia jam pasirinkti arba atsižadėti savęs, arba atsižadėti savo supratimo apie gyvenimą ir priimti tai, ką sako Viešpaties žodis, arba pasistengti tą žodį pakreipti. Kitaip, pakreipti jį į kitą pusę. Taip, kad būtų jisai palankus man, kad būtų taip, kad jisai tiksliau padėtų įtvirtinti mane patį. Mano supratimus, mano valdžią, mano autoritetą, dar kažkokius dalykus. Parašyta, kad mes esame Jėzaus Kristaus kūno nariai, kad mes esame Kristaus kūnas, bažnyčia. Parašyta, kad mes esame užantspauduoti šventąja dvasia. Ir jeigu jūs matėte užantspauduotas duris, tai įeiti pro tas duris galime tik sulaužius antspaudą. Taip ir mes esame užantspauduoti ir Kristaus kūno nariai. Ir tačiau žmogus sako kitas,
parašyta, bet gali būti ir kitaip. Ten gali būti kažkas kito, ne tik tais Kristaus dvasia. Ir tie žmonės, jie nesutinka su tuo, kas aiškiai Dievo žodėje sakoma. Ir aš galvau, kodėl. Ir žinote, pastorius šiandien irgi paminėjo vieną labai tokį trumpą, aš nežinau, galbūt jūs netkreipė dėmesio, bet apie mane, man tai buvo labai aktualu. Aš, kadangi buvęs kariškis, aš ilgą laiką nepriėmiau Dievo žodžio apie tai, kad naudoti ginklą savigynai ir tam, bet tai yra ne prieštaraujantis Dievo žodžiui dalykas. Man atrodė, kad naudoti ginklą savigynai yra labai normalu, labai žmogiškai įstatymų leista ir viskas tvarkoja. Ir Dievo žodis leidžia mums turėti ginklą nešiotis ir jį naudoti, kada tik tais to prireikia, kad apsaugoti savo gyvybę. Viešpaties žodis sako, nesipriešink piktam, jeigu kas tau suduoda per vieną žandą, atsuk kitą, nugalėk piktą gerumu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daugybė vietų yra, kur viešpats kalba priešingai. Bet aš nesutikau su tuo. Aš sakiau, parašyta taip, bet ir ieškojau argumentų Dievo žodėje, kaip pagrįsti mano iš esmės norą. O problema buvo tokia, aš gyvenau savo gyvenimą ir kol tas mano gyvenimas nesikirto su Dievo žodžiu, su keliu, kuriuo eina viešpats, tol nesimatė to skirtumo. Atrodė, kad viskas tvarkoja, aš nešuosi Bibliją ir gyvenu Dievo žodėje. Tačiau didelė gyvenimo ta dalis buvo skirta gyventi savo. Aš norėjau įtvirtinti save, aš norėjau apsaugoti save, aš norėjau turėti tam tikrą valdžią situacijose, kurios pavojingos man, nepasitikėdamas vien tik tais viešpačiu, bet norėjau turėti pats savo gyvenime įtaką arba sprendimo balsą, arba galę nuspręsti, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai norėjau šitų dalykų, norėjau jausti stiprus ir būti toks, ir tai buvo mano, tai buvau aš. Ir tai nepasimato, kol nesusikirti su Dievo žodžiu. Ir štai susikirtę su Dievo žodžiu žmogus pamato, kad jisai gyvena savo, jeigu viešpats jam parodo. Kita žmonių grupė, su kuriais aš bendravau ir kuri taip pat labai liūdna, buvo žmonės, kurie neprieštarauja, atrodo, Dievo žodžiui. Jie neturi tokių ginčių arba susikirtimų aštrių. Viskas, atrodo, yra gerai, tačiau mes vakar šnekėjom su vienu broliu. Ir aš klausiu, o kiek laiko pats tu tarnauji Dievui? Vat paroje yra 24 valandos. Kiek tame tu save matai tose valandose tarnaujančių Dievui iš tų 24 valandų? Ir jis iš pradžių atrodo, kad viskas gerai, pasakys, kad visą laiką tarnauju, tačiau kai pradėjo galvoti, sako, žinai, labai mažai, jeigu 24 valandos, kurios praeina gyvenant savo, tai iš to, kad galėčiau pasakyti, kad va tai, ką aš darau, va šitu, aš tarnauju Dievui, yra labai mažas laikas. Ir vėl tai labai liūdna ir labai sunku, nes žmogus gyvena savo. Jisai gyvena tą gyvenimo būdą, kuris įveda, ne pas viešpatį, kuris jį gramzdina šitame pasaulyje, kuris atima iš jo džiaugsmą, ramybę, atima tikrą gyvenimą Kristaus kūne. Ir vienas ir kitas, tai yra du tokie priešingi poliai, kuriuose žmonės randasi. Ir aš galvojau, kaip pažadinti savyje ir kaip pažadinti galbūt jumise, kai kuriems padės, bet tą tikrą troškimą gyventi viešpačiui, nuo ko jisai priklauso, kad nenukrypti nei į kairę, nei į dešinę. Ir aš skaičiau raštą ir radau vieną vietą, kuri mane labai stipriai sustiprino. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, nuo 17 eilutės. Ir čia parašyta štai kas. Ir jeigu kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu, žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio, iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais sidabro ir aukso, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio, be kliaudos ir dėmės. Ir štai ką viešpats mums sako, kad jeigu kaip tėvo šaukėmės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su baime turime elgtis. Ir turime gyventi kitokį gyvenimo būdą, negu gyvena šitas pasaulis. Pagrindinis dalykas, kurį turime išmokti, tai nebegyventi savo. Negyventi savo.
Ir iškėliau savo klausimą, kas mane motyvuoja keltis kiekvieną rytą. Aš atsikėlęs kiekvieną rytą, ko aš noriu, ko aš pirmiausiai siekiu, į ką aš pirmiausiai žiūriu, ko aš pirmiausiai trokštu, apie ką galvoju, kas mano gyvenime vyksta. Ar mano gyvenimas kiekvieną dieną, kiekvieną rytą skiriasi nuo žmonių, kurie nepažįsta Dievo? Ar aš esu motyvuojamas kažkokiu kitokiu dalyku gyventi, ar tokių pačių, kurie motyvuojami yra bedieviai? Užsidirbti, išvažiuoti atostogų, įsigyti kalėdinių dovanų, susitikti su draugais, gerai praleisti laiką, dėl ko aš prausiuosi kiekvieną rytą, dėl ko aš rengiuosi, dėl ko aš kažką išeinu iš namų ir kažką dirbu. Kokis tikslas mano viso šito yra? Ar tai gyvenimas toks pats, kaip visų šitų žmonių pasaulyje, ar vis tik tais turi būti kažkas kito? Ir jeigu esame Dievo vaikai, tai yra kaip tėvo šaukėmės to, kuris yra teisėjas, tai turime elgtis su baime savo viešnagės metu. Aš galvau, kodėl mes taip nesielgiame, yra daug keletą priežasčių. Pirma, mes dažnai pamirštame, ko šaukėmės kaip tėvo. Raštas sako, kad mes šaukėmės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno baimę, pagal kiekvieno, darbą. Ir už tai sako, su baime elkitės savo viešnagės metu. Mes šaukėmės kaip tėvo Dievo ir dažnai pamirštam, ko šaukėmės kaip tėvo. Paprasčiausiai Dievas, tėvas, tai tampa dalykai, kurie mumyse nesukelia kažkokių tai gilių pergyvenimų. Mes galim pradėti kalbėti apie Dievą ir tuo pat metu netiduoti net savo, neatsiminti, su kuo mes turime reikalo. Tėvas yra tas, kuris bešališkai teisia kiekvieną už jo darbą. Ir tas nešališkai išvertų žodis reiškia nieko neišskirdamas, neturėdamas jokių numylėtinių. O aš galvojau, kad aš esu tėvo numylėtinis. Ir už tai man daug kas atleista. Ir už tai man bus daug kas atleidžiama, nes aš esu tėvo numylėtinis. Bet čia parašyta, kad tėvas nešališkai teisia. Tiksliau, tai yra tas Dievas, kurio šaukiuosi kaip tėvo. Jis nešališkai teisia. Už kiekvieną darbą. Kitas dalykas, mes dažnai pamirštame, kokiu metu mes gyvename. Tai yra, koks Dievo malonės veikimu mums duotas laikas, kuriame mes šaukėmės Dievo. Mes dažnai pamirštam, kad šitas laikas yra mūsų viešnagės laikas, kuriame mes šaukėmės Dievo. Mes gyvename čianais viešnagės laiku. Tai yra mūsų viešnagė. Tai nėra mūsų namai. Žinote, kai jūs esate namuose, aš esu namuose, yra laikas, kurį aš praleidžiu namuose. Aš kitaip elgiuosi, aš kitaip šneku, aš kitaip apsirengęs. Aš nevaikštau šitaip apsirengęs. Aš kitaip galiu sau leisti daugelį dalykų, kurių negaliu leisti būdamas viešnagėse, būdamas svečiuose. Ir tas laikas, kurį mes čia praleidžiame, nėra laikas tas, kurį mes praleidžiam namuose. Jis yra laikas kažkome kitur mes jį praleidžiam, ne namuose. Ir todėl ta viešnagė, arba ten, kur mes esame, turi įtakoti labai stipriai mūsų veiksmus ir mūsų elgesį, kad mes suprastumėm, kur mes esam, dėl ko mes esam, kas vyksta su mumis. Ir šitas laikas, kuriame mes gyvename šitoje žemėje, parašyta, tai yra mūsų viešnagės laikas. Mes nesame čia namuose, mes nesame čianais tie, kurie turime čia gyvenimą. Mes čia ateiviai ir praeiviai. Čia yra mūsų viešnagės laikas. Tie žmonės, su kuriais aš bendravau, ir tie, kurie nesutinka su Dievo žodžiu, nes jisai prieštarauja jų norams įtvirtinti save, išaukštinti save ir realizuoti save arba savo kažkokias ambicijas ir siekius. Ir tie žmonės, kurie pamiršo, ką reiškia tarnauti Dievui ir gyvena diena iš dienos įprastai, paprastai ir lyg tai kaip visi. Ir tie anie pamiršo, kad šitas laikas yra viešnagės. Iš tikrųjų, mes pamirštam, aš pats linkęs pamiršti, kad aš čia esu svečias. Visas mano, tik paleisk iš rankų vadžias, tik paleisk tą, nustok save drausminės ir visas gyvenimas pavirs į pastangas įtvirtinti savo gyvenimą čia.
užtikrinti savo gerbuvį, užtikrinti savo kažkokį komfortą, užtikrinti savo ateitį ir savo vaikams, apsirūpinti viskuo, pasirūpinti viskuo. Ir šitame gyvenimas prabėgs, o jis prabėga labai greitai. Jeigu mes pamirštame, kad čia esame tik svečiai, mes čia nepastoviai. Va čia mes sėdime, mes praeiviai šitoj vietoj. Mes keliaujame namo, mes keliaujame į dangų. Ir pats baisiausias dalykas yra pamiršti, kokiu laiku mes gyvename arba koks Dievo malonės veikimas yra šituo laiku. Nes Dievo malonė šitų laikų, jinai veikia taip, kad išsaugotų mus tikėjime išgelbėjimui. Dievo malonė veikia taip, kad užaugintų mus iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Dievo malonė veikia taip, kad suteiktų mums amžiną gyvenimą per mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimą. Dievo malonė neveikia taip, kad suteiktų mums pinigų čionais, namų, mašinų, sveikatos, vien tik tais. Netame yra, tai viešpats suteikia, bet Dievo malonės pagrindinis veikimas yra netame. Jeigu mes nesuprantam, kokiu laiku gyvename, mes nesuprantam, ką veikia Dievo malonė mūsų gyvenime. Ir nebepasiliekam joje, mes pradedam gyventi savo. Apie tai rašo raštas, Mato Evangelija 24 skyrius nuo 37 eilutės. Kai buvo Nojaus dienomis, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė, iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Pasižiūrėkit, lygiai tas pats buvo Dievo malonės veikimas tuo metu. Ką Dievo malonė darė tada? Jinai netuokė, jinai neskyrė, jinai nenešė, ne tai, kad duoti maisto visiems pamaitinti, kad visi būtų atsigėrę ir pavalgę. Dievo malonė tada parašyta laukė. Laukė, kol Nojus pastatys laivą. Tokia buvo Dievo malonės veikimas. Žmonės, kurie nesuprato, ką daro Dievo malonė dabar, jie gyveno savo. Jie gyveno savo. Vienintelis Nojus, kuris suprato, ką veikia Dievo malonė ir koks laikas yra dabar, jisai darė tai, ką Dievas jam pasakė daryti. Jis gyveno ne savo, o tam, kad Dievo valia būtų įvykdyta. Kad vis tik tais Dievo pranašystės apie sėklą iš moters, kuris sutraiškys gyvatę į galvą, jis išsipildytų. Dievas davė šitą žmogui pranašystę ir pažadą ir jis ją išpildė mūsų viešpatie Jėzuje Kristuje. Ir Nojus pildė Dievo valią, kad išsipildytų tai, kas Dievo numatyta yra prieš pasaulio sukūrimą. Kodėl? Nes jis suprato, kokiu laiku gyvena, ką veikia Dievo malonė šiandieną. Todėl taip svarbu nepamesti, mes viešnagėje čia esame. Mes ne čia esame skirti, ne čia gyventi. Ir Dievo malonė neveikia, kad sutvarkytų mums gyvenimą. Tik tais. Tai yra labai svarbu. Žiūrėkit toliau, kas bus, kai ateis žmogaus sūnus. 40 eilutė. Tada du bus kartu lauke. Ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes žmogaus sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote. Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė tarnauti savo šeiminai, kad ją maitintų deramų laikų? Palaimintas tarnas, kurį sugrįžę šeimininkas ras taip darantį. Iš tiesų sakau jums, jis paskirs valdyti visų savo turtų. Bet jei blogas tarnas tartų savo širdyje, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradėtų mušti savo tarnybos draugus, valgyti ir gerti su girtuokliais, to tarno šeimininkas sugrįž tą dieną, kai jis nelaukia ir tą valandą, kurią jis nemano. Jis perkirs jį pusiau ir paskirs jam dalį su veidmainiais, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Vėl matome žmogų, kuris nesuprato, kokiu laiku gyvena, ką veikti jam reikia tuo metu, kada jisai turi kažką daryti arba turi keltis kiekvieną dieną, koks laikas yra, kokia viešpaties valia yra. Jisai pamiršo, kame jisai gyvena ir pradėjo gyventi savo. Pradėjo gyventi savo ir kas įvyko?
Jis prarado tai, ką šeimininkas jam buvo paskyręs. Ir prarado aplamai malonę. Kodėl dar mes pradedame gyventi savo? Mes pamirštame, kad elgtis reiškia gyvenimo būdą, o ne vieną kitą poelgį. Ir čia, kada raštas sako, 1 Petro laiškas, 1 skyriuje, kuriame mes skaitome, kurisai sako, kad su baime elkitės savo viešnagės metu. Žodis elkitės reiškia graikų kalboje gyventi tam tikrą gyvenimo būdą. Mums dažnai atrodo, kad su baime elgtis, tai reiškia vienas kitas poelgis, reiškia aš neimu kyšio, reiškia aš nesiūlau policininkui pinigų, kad mane paleistų dėl to, kad aš bijau Dievo, reiškia aš nepaleistuvauju, negeriu arba dar kažko nedarau. Vienas kitas poelgis, arba aš stengiuosi nepameluoti kažkame. Bet čianais raštas kalba, kad su baime elgtis, tai ne vieną kitą poelgį padaryti tokį, kuris atitinka mūsų supratimą apie tai, kas yra gerai ir blogai. Čia kalba apie tam tikrą gyvenimo būdą. Tai reiškia, visas gyvenimas turi būti tam tikras. Ne savo, o Dievui. Ir kodėl, iš kur tas elgesys kyla? Kaip jisai įsitvirtina mumyse, tas gyvenimo būdas, kurį mes turime gyventi. Bet koks mūsų elgesys remiasi žinojimu. Aš kalbu apie elgesį bažnyčio, apie elgesį kaip krikščioniui, apie elgesį tą viešnagės metu. Jisai remiasi žinojimu, kad esame atpirkti Kristaus krauju. Žinoti tai ne tas pats, kas būti informuotam. Tai ne tas pats, kas perskaičiau, reiškia žinau. Kada šventasis raštas sako žino, pažino arba kažką žinoti, tai reiškia žinojimą, kurį turinti žmogus vaikščioja to žinojimo šviesoje. Žmogus žino kažką tikrai tik tada, kai jisai elgiasi pagal savo žinojimą, kai jisai gyvena tame, ką jisai žino, kai iš tikrųjų jisai vadovaujasi tuo, ką jisai žino. Tik tais tada jis galima pasakyti, kad žmogus turi pažinimą. Pasižiūrėkit, ką Jonas sako. 1 Jono laiškas 2 skyrius nuo 3 eilutės. Iš to mes patirime, kad jį pažįstame, jei laikomės jo įsakymų. Kas sako, aš jį pažįstu, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tame iš tiesų Dievo meilė tobula tapo. Iš to ir pažįstame, jog jame esame. Kas sakosi esąs jame, tas pats turi elgtis taip, kaip jisai elgėsi. Štai mes turime gyvenimo būdą, kuriame turime gyventi. Tam tikrą gyvenimo būdą gyventi taip, kaip jisai. Ir krikščioniškas gyvenimas turi pamatus šitam žinojimui. Ir šiandien aš noriu labai trumpai pasidalinti šitais pamatais, kad atgaivinti teisingą supratimą, kodėl mes turime gyventi kitaip, kodėl mes turime nepamiršti, kad mes esame keleiviai šitoje žemėje, kuo remiasi tas mūsų žinojimas, kad mes galėtumėm atsispirti šito pasaulio gyvenimui, kuris taip stengiasi užgožti. Atsimenate tas dirvas, kur krito sėkla ir kuri viena sėkla įkrito tarp piktžolių ir jos augdamos užgožė gerą sėklą ir jinai nedavė vaisių. Pirmas, dėl ko mes žinome ir gyvename kitaip, tai mes žinome, kad išpirkimo mūsų kaina yra Kristaus mirtis. Mūsų išpirkimo kaina yra Kristaus mirtis. Žmogus, kuris šitą pamiršo, jisai pamiršo, kad yra išgelbėtas. Žmogus, kuris pamiršo, kad jo išpirkimo kaina yra mirtis. Jisai pradeda gyventi savo, nes galvoja, kad jo išpirkimo kaina yra jo vaikščiojimas į bažnyčią, yra jo geri darbai, yra jo gera nuomonė, yra jo bendras supratimas apie šventą raštą, jo kažkoks tarnavimas arba kažkokie, įsivaizdavimai apie save, koks jisai geras arba kiek jisai pergyveno ar ką jisai matė ir jis pradeda gyventi savo. Mes turime atsiminti, kad mes gyvename kitaip, nes mes esame išpirkti Kristaus mirtimi. Kaina, dėl ko mes galime gyventi kitą gyvenimo būdą, yra Kristaus mirtis. Kolosiečiams 1 skyrius 21 eilutė.
Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvo svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino mirtimi jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. Antras dalykas, kurį mes turime atgaivinti savyje, kada keliamės kiekvieną rytą, kada gyvename savo gyvenimuose, nepamirždami, kas mes esame, yra štai kas, kad išpirkimas, kurį Dievas mums davė, turi antgamtinę prigimtį. Tai nėra žmogaus veikimas. Tai, kad mes esame išpirkti, tai yra ne tai, kad aš išsirinkau šitą bažnyčią. Aš buvau toks geras, kad aš atėjau į šitą bažnyčią ir jinai man patiko ir aš ją išsirinkau iš visų kitų. Tai ne todėl, kad aš pasirinkau Dievą, nes man taip gyvenimas susiklostė, kad aš supratau, jog tai yra protinga ir kad tai yra tikrai labai neblogas variantas man ir tai yra išeitis iš mano visų problemų ir aš pasirinkau ir štai aš esu išgelbėtas. Mums reikia nepamiršti, kad mūsų išpirkimas turi antgamtinę prigimtį, kad Evangelija yra paskelbta šventąja dvasia, ne metodais kažkokiais, ne kažkokiu kitokiu būdu, ten būdais arba 7 žingsniais, bet šventąja dvasia, kuri palietė mūsų širdį, suteikė mums atgailos malonę, atleido mums nuodėmes, atvėrė mums akis, nuplovė mus Jėzaus krauju. Kad visa tai yra antgamtinės prigimties dalykai, tai nėra priklausimas klubui elitiniam. Tai ne tas pats, kas priklausyti kokiam nors verslininkų Rotary klubui. Tai, kad mes priklausome bažnyčiai ir esame Kristaus kūno nariai, tai yra antgamtinis veikimas. Tai nėra šitoje žemėje jokių analogų to, ką Dievas padarė su mumis. Tai ne mes, tai Jisai mus pirmas pamilo. Ne mes išsigelbėjome, ne mes atėjome, ne mes meldėmės, ne mes šiandien kažką sugalvojome. Dievas paėmė ir atpirko mus. Ir šitą Jisai padarė savo dvasios veikimu, per savo sūnaus kraują. Efeziečiams 2 skyrius nuo 1 eilutės. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mūsų mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonę jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje, Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus, Kristuje Jėzuje. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mums taip svarbu atsiminti, kas mes esam, kad nepasiduotumėm bedievių valiai, kad nepasiduotumėm tam gyvenimo ritmui ir vertybėms, kurios yra šitame pasaulyje. Kad nepasiduotumėm visiems tiems dalykams, kurie verčia mus gyventi savo. Trečia, išpirkimo garantija yra Kristaus prisikėlimas iš mirusių. Mūsų išpirkimo garantija nėra tai, kad mes esame čia. Mūsų išpirkimo garantija nėra tai, kad mes pažįstame ir skaitome šventą raštą, kad mes mokame melstis ir teisingai formuluoti savo mintis, kurios neprieštarauja Dievo žodžiui. Mūsų išpirkimas nėra tai, kad mes esame geri ir garantija ir nebedarome to, ar ano, ar trečio, ar ketvirto. Tai, kad mes esame išpirkti, garantuoja ne šitie dalykai. Ne to, kad tu kažką anksčiau darai, o dabar nedarei ir dabar tu toks geras ir tai yra tavo išpirkimo garantija. Ne. Mūsų išpirkimo garantija yra Kristaus prisikėlimas iš mirusiųjų. Mes esame išpirkti ir galime turėti šitą užtikrintumą tik dėl vienos priežasties. Dėl jokių kitų ne. 1 Korintiečiam 15, 14 ir toliau. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Ir mes tada liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijame apie Dievą, kad Jis prikėlė Kristų, kurio Jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia. Nes jei mirusieji neprisikelia, tada ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę.
Ir jei vien tik šiame gyvenime mes vilėmės Kristumi, tai esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių, pirmasis iš užmigusiųjų. Štai kame mūsų išgelbėjimo garantas. Kristaus prikelime. Jisai yra prikeltas. Jisai prisikėlė iš mirusių. Todėl mes būsime prikelti. Ne dėl savo gerų darbų, bet dėl to, kad Jisai. Ir mums svarbu pasilikti jame visą laiką. Gyventi ne savo, o jam. Kad neišeiti iš tos Dievo malonės, nepamesti Dievo malonės veikimo. Ketvirtas dalykas, kurį turime atsiminti, jeigu nenorime nuklysti į gyvenimą savo. Išpirkimo vaisius yra bažnyčios tikėjimas Dievu ir bažnyčios viltis esanti jame. Išpirkimo vaisius tai yra gyvenimo pratęsimas. Tai yra tai, dėl ko tas išpirkimas įvyko ir ką jisai brandina. Yra bažnyčios tikėjimas Dievu. Mums labai svarbu suprasti, kad išpirkimo vaisius nėra manęs išaukštinimas. Aš buvau alkoholikas, aš buvau narkomanas, aš buvau kažkoks tai, nežinau, blogas žmogus, o dabar aš esu geras, pasižiūrėkite į mane. Toks yra išpirkimo vaisius. Toks yra tikslas, dėl ko Dievas išpirko, kad išaukštintų mane, kad padarytų mane aukščiau viso kito. Kad aš buvau niekuo, o dabar būsiu viskuo. Tai ne Evangelijos tikslas, tai komunizmo tikslas buvo. Mūsų tikslas kitas, kurį mes matome šventajame rašte, kad bažnyčia turėtų tikėjimą Dievu, į kurią mes visi esame pašaukti, kaip vienas kūnas, pagirdyti viena dvasia, sujungti vienu tikėjimu. Bažnyčios išgelbėjimas, bažnyčios surinkimas iš visų tautų, giminių ir žmonių ir kalbų. Dievas surinko žmonės į savo kūną ir išgelbėjimo tikslas, išpirkimo vaisius yra bažnyčia. Jinai yra tas vaisius, kuris atneštas Kristaus auka. Mes visi esame joje ir mums svarbu suprasti, kad ne aš čia svarbiausias, kad ne aš šitame visame esu svarbiausias, kad gyvenimas nesisuka aplink mane ir bažnyčia nesisuka aplink mane. Ir aš negaliu ateiti ir pasakyti pastoriui, aš noriu, kad susirinkimas baigtųsi po 12:05. Todėl, kad po 12:10 pas mane yra autobusas. Ir todėl susirinkimas turi baigtis ne vėliau, nes kitaip susirinkime nėra meilės. Aš kalbu iš praktinius dalykus, aš nesugalvojau dabar iš to pavyzdžio iš nieko. Mums reikia suprasti, kad išpirkimo vaisius yra bažnyčia. Kad mes esame Kristaus kūno nariai, kad mes paskirti tarnauti viens kitam. Negyventi savo, o daryti dalykus, kuriuos Viešpats mums sako daryti. Atsižadant patiems savęs. Neieškant, kaip man patogiau, neieškant dalykų, kurie man tarnautų, bet pačiam tarnauti. Titui laiškas, 2 skyrius, 11 eilutė. Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedėvystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventumėme šiame amžiuje, laukdami palaimintos vilties ir mūsų didžiojo Dievo gelbėtojo, Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių ir nuskaistintų savo ypatingą tautą, uolę geriems darbams. Taip kalbėk, ragink, drausk su visa valdžia, niekas te nedrįsta tavęs niekinti. Jis atidavė save už mus, kad nuskaistintų savo ypatingą tautą. Kitoje rašto vietoje sako, kai kalbam apie vyrą ir žmoną, kad vyras turi taip mylėti žmoną, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Mums reikia suprasti, kad atiduodamas už kiekvieną iš mūsų save, Viešpats atidavė vis tik tai save už bažnyčią. Kad mes pavieniui nesame išgelbstyti, kad ne pavieniui mes esame, bet visas kūnas, visa bažnyčia. Ir mums tai svarbu suprasti. Nes priešingų atveju mes pradedame gyventi savo, būdami bažnyčioje. Pradedame ieškoti savo naudos, ne Kristaus, o savo naudos. Ieškoti ne Dievo teisybės ir teisumo, bet savo teisybę įrodinėti.
Aš manau, taip yra ir todėl parašyta, bet aš manau. Ir ateiti ir aš manau. Ne apie tai kalba eina. Mes turime ieškoti Dievo teisybės, ne savo. Ir šitus dalykus atsimindami, apmastydami juos savo širdyje, man pasidarė daug lengviau. Kiekvieną rytą keltis ir ieškoti viešpaties. Kiekvieną rytą ieškoti, kaip aš galiu tarnauti ir gyventi Dievui. Kaip man šiandieną pragyventi taip, kad aš pragyvenčiau kitokį gyvenimą, negu tą, kurį gyvena visas pasaulis. Dar vienas dalykas, kurį mes pamirštame, mes dažnai pamirštam, iš ko mes esame atpirkti. Mums atrodo, kad mes esame atpirkti iš nuodėmės tiktais. Ir tai teisingai, iš nuodėmės. Bet nuodėmė, jinai buvo kažkame. Jinai nebuvo viena tiktais. Vat buvo mes, mūsų gyvenimas ir nuodėmė. Nuodėmė buvo kažkame, mūsų gyvenimo būde. Ir raštas sako, kad mes esame atpirkti iš betikslio gyvenimo būdo, kurį paveldėjome iš savo protėvių. Ir štai tame gyvenimo būde buvo visos nuodėmės. Ir mes esame atpirkti iš šito gyvenimo būdo. To, kurį paveldėjome iš savo protėvių. Ir jeigu mes įsivaizduojam, kad esame atpirkti nuo nuodėmės, bet gyvename seną gyvenimo būdą, gyvename tomis pačiomis vertybėmis, kur ateinant į bažnyčią, man svarbiau, kaip aš atrodau, negu kaip mano širdis atrodo prieš viešpatį, o kaip mano išorė atrodo. Ar aš gražus ar negražus? Kaip jums atrodo? Ar mane myli ar nemyli? Ar man taip pasipuošti, ar man kitaip pasipuošti? Kodėl? Nes būti gražiam yra vertybė šitam pasaulyje, išoriškai. Turtingam būti yra vertybė. Turėti kuo didžiuotis yra vertybė. Ir jeigu aš gyvenu seną gyvenimo būdą, tomis senomis vertybėmis, tai ir nuodėmės, jos visos yra ten. Ir kūno nuodėmės gali pakeisti daug baisesnės dvasios nuodėmės. Tokios kaip geismas, išdidumas, neapykanta. Mes esame atpirkti ne tik nuo rūkymo arba gėrimo. Mes esame atpirkti nuo betikslio gyvenimo būdo, kurį gyvenome, nes paveldėjome jį iš savo protėvių. Žodis betikslis, kuris čia yra naudojamas, štai ką reiškia. Tai yra tuštybėje praleistas, veltui, be rezultatų, betikslis, nesėkmingas, bevaisis, pragaištantis, tuščias, nesugyvenantis taikoje su kitais, konfliktiškas, betodariškas, neapgalvotas, užvaldytas beprotybės, neprotingas, bereikalingas, nenaudingas, įžeidžiantis, apmaudą keliantis, įžūlus, besididžiuojantis ir pasipūtęs. Štai koks gyvenimo būdas, iš kurio mes esame atpirkti. Patarlių 30 skyriui 7 eilutė. Čia Dievo žmogus meldžiasi štai kaip. 2 dalykų prašau, neužgink man, jų pirma negu mirsiu. Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą. Neduok man turtų, nei skurdo. Maitink mane tuo, ko man reikia. Kad pasisotinės neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas yra viešpats, arba nuskurdęs nevokčiau ir be reikalo neminėčiau Dievo vardo. Čia šitas žodis, kur meldžiasi pašalink nuo manęs tuštybę, yra tas pats žodis, kuris panaudotas 1 Petro laiške, kada kalbama apie betikslį gyvenimo būdą. Pašalink nuo manęs tuštybę, pašalink nuo manęs šitą betikslį gyvenimo būdą. Tai yra malda, kurią meldžiasi Dievo žmogus. Nes būtent iš jo mes esame atpirkti. Būtent iš čia mes esame ištraukti. Ir Dievas numatė mums kitokį gyvenimo būdą. Sofonijo pranašystė, 3 skyrius 11 eilutė. Tuomet nebereikės tau gėdyti savo darbų, kuriais maištavai prieš mane. Aš pašalinsiu tavyje pasipūtelius
ir tu nebesididžiuosi mano šventajame kalne. Aš paliksiu tavyje nuolankius ir nusižeminusius, kurie pasitikės viešpaties vardu. Izraelio likutis elgsis teisingai, vengs melo ir klastos. Jie gyvens ramiai ir be baimės. Štai ką viešpats numatęs yra mums. Štai koks pažadas yra, štai koks, ką jisai mums sako, kaip bus. Jis pašalins pasipūtėlius iš mūsų tarpo. Tikrai. Jis pašalins tuos, kurie kovoja su Dievu. Jis pašalins tuos, kurie kalba lengvabūdiškai, neatsisako melo ir neatsisako gudravimo, išsisukinėjimo, klastos. Jis paliks, ką mumyse, ką paliks bažnyčioje? Nuolankius ir nusižeminusius. Ar nuolankumas ir nusižeminimas pasireiškia savo teisybės ieškojimu? Arba įrodinėjimu, koks aš esu teisus, o visi kiti yra negeri? Mums reikia vengti betikslio gyvenimo būdo. Atsimenant savo išpirkimo kainą, atsimenant tuos 4 dalykus pamatinius, kodėl mes gyvename kitaip, kuo remiasi, kas garantuoja, kokiu veikimu visą tai vyko. Kad dar labiau glaustis prie viešpaties, kad dar labiau tarnauti jam, ieškoti jo, kad tas išgelbėjimas, kurį jisai mums žado, jisai būtų tai, kame mes būtumėm rasti. Galbūt tiek aš paprasčiausiai norėjau pasakyti ir pasiguosti kartu su jumis, kad nepaisant to, jog mes paimame ir nuklystame į savo gyvenimus ir pamirštame apie viešpatį, gyvendami savo, statydami čia savo namus, stengdamiesi įtvirtinti pačiu save. Bet viešpats nepalieka mūsų. Yra viltis. Jisai išpirko mus iš viso šito gyvenimo ir davė mums kitą. Ir todėl mano malda ir mano troškimas, mylimieji, gyvenkime kitą gyvenimą. Kitą. Pasimelskim.